Labas vakaras, brangus Lietuvos žmonės. Etergija kriminalginė kronika. Kriminogeninių požiūrių inauguracijos diena buvo keistoka. Vadinkime, iš mažo lietaus nedidelis debesėlis išėjo. Pakso parankinis šurkus nenupirko geltonų, žalių ir raudonų dūmų ir neįdėjo juos į praskrendančius lėktuvus, vadinkim juos naikintuvus. Ir dėl to vienas naikintuvas iš šiknos leido šūdų spalvos dūmus ir visi galvojo, kad pamuštas. Todėl buvo iškelta byla, tikrinami faktai, apklaustas pilietis Zuokas. Zuokas. Na, toks nuotaikingesnis administracinio pažeidimo įvykis nutiko Aušros sodų bendrijoje, kur patrulis su kazeloku užfiksavo ir užareštavo nepilnametį vos 9 metukų sulaukusį katiną, kuris prekiaujo alkoholiu, konkrečiai šiuo atveju alum. Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai, Filadelfijos reportažas. Labas vakaras, mūsų žiūrovai. Šį kartą nenorėtųsi jūsų gąsdinti, rodyti žudynės ar kraupias istorijas. Tai, kai daro mūsų kolegos, šį kartą šnekame apie šviesesnius gyvenimo aspektus, ne tokias pavojingas zonas, leidžiu savo pajuokauti. Šį kartą svečiuojamės pas ūkininką, kokį vadinkim čia ūkininką, ne ūkininką, šiaip pas žmogų, kuris pasikvietė mūsų komandą, papasakoti apie savo stebuklingą katiną. Katiną, stebuklingą katiną turiu. Kestas jo vardas yra. Auginu namie katiną Kestą ir sūnų pienio. Bet sūnus alkoholikas yra. Prasidėjo, kai vieną dieną labai kankino, aš alų mėgstu gerti. Labai išsidariau gerti, troškino ir dabar labai troškino. Aš ne alkoholikas, aš tik alų, aš degties negeriu. Ir galvoju, aš eisiu į parduotuvę. Pas mane va tu čia sėdi, dabar murklys mano ir nieko nedirbi. Tai sumeistravau jam tokias gonkas, slastelės padariau, balnelis. Užmaunu jam čia per galvą katinui, ir toliau ant krūtinės. Ir va čia jis nubėga su slastelėm šitom balneliu į degalinę, čia už poros kilometrų yra. Ir pardavėja degalinės labai tokia daili mergytė, įdeda va čia va ingišą vieną skarbonkę ir kitą skarbonkę ar butelius. Vat visi šitie yra jų atnešti. Einam, aš parodysiu, kaip pakinkau katinėlį savo. Būtų labai įdomus žinoti. Kęstutį. Va, jisai štai kaip sykis guli, jūs jį palaikykite, aš jį paprašysiu. Va, mano raitelis Lancelotas antieną, kad neužtrumpintų. Va, gerai. Nu va, ir paruoštas atvinta. Bėk, man atnešė lūčių. Bėk, lūčių man atnešė. Bėk, produsai, kad atnešė man lūčių. Na ir išbėgo katinėlis per laukus laukelius, tiesiai į artimiausią parduotuvę Alučio šeimininkui. Štai ir klausimas, kurį iš tokios gausybės išsirinkti. Pataikysiu į šeimininko skonį ir nuotaiką, ar ne? Bet dar pasidairysiu, ko ten ko ten žmonės parduotuvėse turi. Pala. Bet tam pinigų neduoda. Kaip čia dabar? Alus ar asmeniniai norai? Ne, neapgaudinėsiu šeimininko. Asgi sąžiningas katinas. Na, vis tiek, užduotis yra nupirkti alaus. Jau įprastas veiksmas. Pinigai, alutis ir namučio. Šeimininkui įsiteikti. Na, štai ir aš, parbėgu. Na va, gal šeimininkas įpils alaus man truputį. Jau įpratau prie to, bet to gyventi negaliu. Na, atidarykit duris. Smagiai susėdėm, smagiai vaišinamės pas Raidų Ramanauską. O, štai ir katinėlis. O, neįsigask. Atei katinėlį, parneša šeimininkui alučio. Kur jisai yra? Štai va. Oi, koks pasunkėjęs nuo alaus. Oi, koks tai geras katinėlis mano malačius. Nu,
skarbonkės, palauk. O, ponas žurnalistas, paimkit, čia bus jums. Ačiū. Aš šito vat mano bus. Nu, gerai, viskas. Liko tau dar 14 kartų. Ponas čia. Nu, tai sveikatas, kaip sakyt. Štai taip savo dienelės leidžia alkoholikas, sraigius ir jo nuostabusis televizinio siužeto vertas katinas.